Dauguma viešojo maitinimo įstaigų produktų inventorizaciją atlieka paprasčiausiu būdu. Atspausdina produktų lentelę, ranka surašo sandėlio likutį ir vėliau visą informaciją suveda į kompiuterinę apskaitos sistemą. Taip atliekama inventorizacija užima daug laiko, neišvengiama duomenų suvedimo klaidų. Siekdama palengvinti maitinimo įstaigų darbuotojų darbą, kompanija UCS viešojo maitinimo įmonėms siūlo delninį kompiuterį su integruotu skaitytuvu, skirtą atlikti inventorizaciją maitinimo įmonių virtuvėse ir sandėliuose. Prieš atliekant inventorizaciją, iš kompiuterinės apskaitos sistemos į delninį kompiuterį yra perduodami visų prekių brūkšniniai kodai. Tada darbuotojas gali eiti į sandėlį ir atlikti inventorizaciją. Darbuotojui tereikia kompiuteriu nuskaityti produkto brūkšninį kodą ir įvesti jo kiekį. Vėliau visa informacija lengvai perduodama į bendrą duomenų bazę. Mobili inventorizacija užtikrina mobilumą, nes prekes inventorizuoti galima bet kurioje sandėlio vietoje. Efektyvumą, nes nereikia gaišti laiko rankiniam duomenų suvedimui, iki minimumo sumažėja klaidų tikimybė. Greitį, nes nereikia sąraše ieškoti prekės. Užtenka delniniu kompiuteriu nuskenuoti brūkšninį kodą ir įvesti prekių kiekį. Sąsaja su apskaitos programa. Įsaugoti duomenys delninėme kompiuterėje iš karto perduodami į apskaitos programą. Saugumą. Duomenys neįsitrina, net jei pamirštama juos įsaugoti. Paprastumą. Ypač lengva naudoti, jokių sudėtingų operacijų.